Papasakosiu apie 5 kaukės naudojimo būdus. Labai greitai. Jūs perskaitysite šitą knygutę, tačiau savais žodžiais aš pasakysiu, ką jaučia mūsų klientai. 3 minučių net nerekomenduoju, jeigu pasižiūrėsit, čia labai silpnas poveikis, čia yra klientės super skubukės, kurios visiškai neturi laiko, tačiau aš parekomenduočiau tokiam variantui turėti kondicionierių plaukam. Štai yra savaitgalio ritualas. Ką tai reiškia? Kai aš turiu laiko, uždedu kaukytę ir laikau 20 minučių. Klientai kartais laiko pusę valandos, valandą ir daugiau. Kuo daugiau, tuo yra geriau. Saunos ritualas. Labai geras ritualas. Čia klientės giria ne tik tai plaukus, bet ir odą. Kam jau nepliskanoja, kam išsivalo, nesiribaluoja. Plaukai netgi sako, auga geriau. Mes turim labai daug pagirimų. Tai čia yra labai paprastai, užsidedat kaukytę ir į šilumą pastoviai. Einat visus užimus, nesvarbu, su rankšluočiu, be rankšluočio, viskas ir po to nuskalaujat ir džiaugiatės. Nakties ritualas. Čia jau kai aš neturiu laiko. Aš pastebėjau, kad čia tokios klientės, pavyzdžiui, su vaikais arba darbinės, su e-mailu. Tai ką aš sakau, vaikus į lovą, mailus išsiųsk ir tada užsidedi kaukytę, baigi ten savo serialą ar dar kažką tai, ar ne? Ir tada miegot, o ryte vėl skubi, tai nuskalauji ir kaip įprasta pirmin. Ir stiprusis ritualas, kai nenuskalauji. Tai čia pustaplaukiam, garbanotaplaukiam, arba būna labai dažnai sausiem plaukam, taip pat vasara tinka. Tai čia irgi užsidedi ir iš viso nenuskalauji. Dėmesio, po šio ritualo oda tikrai nesiribaluoja, plaukai neapsunksta ir plaukai būna tokie atskiri, pūrus. Labai geras ritualas, gausia plaukiam. Dar yra pora. Nuo baseino ir kaip apsaugoti plaukus vasarą. Tačiau vasaros mes turime mažai, čia daugiau skirta pietietėm, o tas, kas mėgsta plaukioti nuo chloro, apsaugoti plaukus, taip pat pasiskaitysite, viską turėsite, atlikite namų darbus pati. Taip kad gero kaukės naudojimo, dėkoju, skaitykit knygutę. Prie kiekvienos kaukės mes klientam duodame štai tokią instrukciją, yra kaip naudoti ją namuose. Ją tikrai verta paskaityti, nes dažnai, ką girdime vieną, o ką skaitome, žymiai geriau tą informaciją pasisaviname. Taigi, paskaitykite ritualus, išsirinkite, kas jums patogu ir bus viskas